O jeigu aš pasakyčiau, kad ne visi jausmai, kuriuos tu jauti, yra tavo, kad daugelį dalykų mes atsinešam iš savo šeimos sistemos, kurioje augome ir kilome. Ir mes nesąmoningai, matydami ir atkartodami tai, pykstame labai dažnai ant savęs, kad elgiamės taip pat kaip mama ir tėtis ar močiutė. Todėl šitoje vietoje ir situacijoje labai svarbu pripažinti, kad taip, aš esu iš tokios šeimos, iš tokios sistemos ir dėja aš turiu ryšį per tokį savo elgesį būtent su savo šeima, su savo šeimos sistema. Ir vienintelis kelias, kaip atsilaisvinti nuo tų elgesio modelių ir mechanizmų psichologinių nesąmoningų, tai yra meilė. Kaip dėl meilės mes pakliūnam į tą psichologinį mechanizmą ir elgesio šabloną. Taip, meilė ta pati gali mus išvesti, tik ta meilė turi būti ne teorija, o praktika. Ir čia yra online kursas Mano nauja realybė.